Sveiki, jūs klausotės kasdieninės manos, o su jumis esu aš, pastorius Mindaugas Pikūnas. Gyvenimo pilnatvė. Visi jos siekiame. Daug kas ją žada, bet jos ieškodami dažnai nusiviliame, nes ne visi, kas žadėjo suteikti tą pilnatvę, ją iš tiesų ir suteikia. Liūdniausia yra tai, kad gyvenimo pilnatvei patirti didžiausias trukdis esame mes patys. Ji gali būti ranka pasiekiama, ją patirti galima būtų jau šiandien, tačiau ji, kaip svajonių šalis, taip ir lieka tik svajonėse. Kodėl? Todėl, kad ne aplinka, ne kiti žmonės, o mes patys savo pačių pasirinkimais sugriauname savo pačių laimę. Mes leidžiame gyvenimo pilnatvės vagims ateiti ir mus apiplėšti, išnešti iš mūsų gyvenimų šviesą ir palikti juose tamsą. Kas tie vagys? Daugeliui žmonių tai yra nerimas. Visi mes dėl kažko nerimaujame, dėl darbo, santykių, santokos, vaikų, sveikatos, egzaminų, politinės situacijos. Mums turi rūpėti aplinka, kurioje gyvename ir santykiai su žmonėmis, tačiau aš kalbu apie nerimą, kuris sukelia nepatogumą mūsų gyvenime, kuris yra kenksmingas sveikatai, neracionalus ir visiškai nenaudingas. Kažkas tokį nerimą pavadino toksiniu nerimu. Tai nerimas, kuris apnuodija mus ir atima gyvenimo džiaugsmą. Nerimauti mes išmokstame ir labai greitai. Su metais tai darome vis geriau. Tačiau gera naujiena yra ta, jei išmokome nerimauti, vadinasi galime nuo jo ir atprasti. Mes galime gyventi be nerimo. Dovydas, žydų karalius, rašydamas vieną įsimintiniausių psalmių, ją pradėjo taip: Viešpats mano ganytojas, man nieko netrūksta. 23 psalmė, 1 eilutė. Argi neblogai būtų toks gyvenimas, kai nieko netrūksta? Argi ne tokio gyvenimo mes siekiame? Dovydas sako, kad toks gyvenimas yra tik tada, jei leidžiame Dievui būti mūsų ganytoju. Biblijoje dažnai yra naudojama metafora apie avis ir ganytoją. Biblijoje Dievas yra gerasis ganytojas, o žmonės yra jo kaimenė. Kaip ganytojai prižiūrėdavo savo avis? Ganytojai jomis rūpindavosi. Ganytojas rūpinosi maistu, pastogę ir pagrindiniais savo avių poreikiais. Ganytojas taip pat savo avis saugodavo. Jis gindavo jas nuo priešų ir saugojo nuo nelaimių. Ganytojas taip pat savo avis ir vesdavo. Pačios avis greitai pasiklystų ir žūtų, todėl ganytojas būdavo tas, paskui kurį avis sekdavo. Taip pat ganytojas ir spręsdavo iškilusias problemas. Jis buvo tas, kurio atsakomybėje buvo spręsti visas tuo metu iškylančias problemas. Argi ne puiku apie Dievą galvoti kaip apie mūsų ganytoją? Visi tie gyvenimo rūpesčiai turi būti uždėti ne ant mūsų pečių. Tik Dievas yra pakankamai galingas ir išmintingas, kad galėtų viskuo pasirūpinti. Matote, didžioji dalis nerimo yra kontrolės problema. Po visų nerimų slypi baimė, kad tu netenki kontrolės. Nerimas visada yra bandymas sukontroliuoti tai, ko negali kontroliuoti. Nerimas ateina, kai mes prisiimame atsakomybę, kurios Dievas niekada neketino mums uždėti. XFM. Tavo kraujo jėga prikėlė mane, kad gyvenčiau. Tavo meilė stipri laiko mane, kad nepražūčiau. Tavo kraujo jėga prikėlė mane, kad gyvenčiau. Tavo meilė stipri laiko mane, kad nepražūčiau. Vertas tu, Dievo avinėli, prisikėlęs viešpatie. Vertas tu, giedam ir giedosim tau, Dievo viengimį sūnau.
kraujo jėga prikėlė mane, kad gyvenčiau. Tavo meilė stipri laiko mane, kad nepražūčiau. Tavo kraujo jėga prikėlė mane, kad gyvenčiau. Tavo meilė stipri laiko mane, kad nepražūčiau. Vertas tu, Dievo avinėli, prisikėlęs viešpatie. Vertas tu, giedam ir giedosim tau, Dievo viengimį sūnau. Vertas tu, Dievo avinėli, prisikėlęs viešpatie. Vertas tu, giedam ir giedosim tau, Dievo viengimį sūnau. Giedam ir giedosim tau, Dievo viengimį sūnau. Giedam ir giedosim tau, Dievo viengimį sūnau. Kasdienė mana. Yra eilutės Biblijoje, kur apaštalas Petras savo pirmame laiške, 5 skyriuje, 7 eilutėje rašo: paveskite jam visus savo rūpesčius, nes jis jumis rūpinasi. Žodis paveskite yra vertinys graikiško žodžio epiripto, kuris reiškia nusimeskite. Petras mus ragina ne vien tik patikėti Dievui savo reikalus, bet ir mesti visus savo rūpesčius ant jo. Šiame gyvenime turime tik tais 2 pasirinkimus. Arba aš viską užsikraunu ant savo pečių, arba mesti viską ant Dievo pečių. Jei kam teko kada nors skristi lėktuvu ir jei teko pakilti nuo žemės esant tirštam rūkui, tai turbūt atkreipėte dėmesį į kontrastą tarp buvimo ant žemės ir tarp buvimo pakilus virš rūko ir debesų. Nerimas yra panašus į tirštą rūką. Kai jis jūs apninka, sunku būna matyti aplinkui. Tačiau pakilus virš jo, ten visada šviečia saulė. Rūkas sukuria iliuziją, iškreipia realybę. Buvo pastebėta, kad kelių šimtų kvadratinių metrų plote esančiame tirštame rūke yra tiek vandens, kurio būtų galima pripildyti mažiau nei pusę stiklinės. Toks yra ir nerimas. Jis išpučia, išplečia problemą ir iškreipia realybę. Na taip, teorija atrodo labai smagiai. Ramybė, jokių rūpesčių, nusimeskime viską ant viešpaties, tačiau kaip tai atrodo praktiškai? Pirmiausia, kviečiu padaryti skirtumą tarp savo norų ir poreikių. Kai kurie iš mūsų gyvename nuolatinėje įtampoje, nes mes blaškomės tarp ko norime, ką mums bruka reklama ir tikrų poreikių. Laiške Filipiečiams apaštalas Paulius rašė: Mano Dievas iš visų savo turtų gausos Kristuje Jėzuje šlovingai patenkins visas jūsų reikmes. Laiškas Filipiečiams 4 skyrius 19 eilutė. Atkreipkite dėmesį, kad yra skirtumas tarp norų ir poreikių.
Ar prisimenate karalių Midą iš graikų mitologijos? Jis turėjo galę paversti auksu viską, prie ko prisiliesdavo. Galėjo patenkinti patį didžiausią savo norą. Ar tai padarė jį laimingu? Priešingai, tai jį pražudė. Dievas nežada mums duoti visko, ko tik mes užsigeisime, nes labai greitai taip taptume apgailėtinai žmonėmis. Vietoje to, Dievas sako, kad patenkins visus mūsų poreikius. Tai turėtų suteikti šiek tiek daugiau ramybės. Dievas pasirūpins, kad mūsų poreikiai būtų patenkinti. Tačiau ne vienam iš mūsų vis kirba tas klausimas, o ką aš turiu daryti? Gal tik melstis ir laukti? Sakyčiau, kad melstis ir laukti yra visai nebloga pradžia. Malda ir laukimas kartais yra sunkiausias dalykas ir didžiausias darbas. Mes norime kažką veikti, norime visko čia ir dabar. Tačiau, kai aš kalbu apie maldą, neturiu omenyje gražių žodžių sakymo Dievui arba kalbėjimo tai, ką jūsų manimui norėtų girdėti Dievas. Malda – tai pokalbis. Vienumoje išsakyti poreikiai. Širdies atverimas Dievui. Taip atvėrę savo širdis, leiskime iš jo ateinančiai ramybei jas pripildyti. Tačiau ką reiškia laukti? Vienas psichoterapeutas, Scottas Peckas, pasakė, kad žmogaus psichologinę sveikatą galima labai lengvai patikrinti. Ir jūs patys dabar galite pasitikrinti savo psichologinę sveikatą. Ar žinote kaip? Ar žinote, koks tai yra testas? Koks tas klausimas, į kurį atsakymas parodo mūsų psichinę sveikatą? Tas klausimas skamba taip. Kaip greitai mes sugebame priimti ir spręsti krizinės situacijas. Pakartosiu dar kartą. Kaip greitai mes sugebame priimti ir spręsti krizinės situacijas. Jėzus kalbėjo žmonėms, nesirūpinkite rytojaus diena. Anksčiau visada akcentuodavau žodį rūpintis ir vis svarstydavau, kaip gyventi gyvenimą nesirūpinant. Tačiau jau labai greitai pastebėjau, kad nesirūpinant dažniausiai dalykai neišsisprendžia, o greičiau sukelia tik dar daugiau problemų. Vadinasi, toks mano anksčiau minėtas nesirūpinimas greičiau gali parodyti mano nebrandumą, o netikėjimo stiprumą. Žinoma, reikia išminties, kad žinoti, ką spręsti, o ką palikti, tačiau ir toks išminties ieškojimas yra rūpinimasis dalykais. Visai neseniai atkreipiau į kitą žodį šioje frazėje ir būtent rytdiena. Dažnai problema nėra tai, kad aš rūpinuosi gyvenimu, problema yra tai, kad mano nerimas dėl rytojaus mane visiškai paralyžuoja. Mes turime išmokti atsakingai gyventi šiandien, o pasekmes dėl ateities palikti Dievui. Jėzus mokė mus melstis, kasdienis mūsų duonos duok mums šiandien. Evangelija pagal Matą 6 skyrius 11 eilutė. Jei norime nugalėti nerimą, reikia pasiryžti gyventi po vieną dieną. Nerimui nugalėti nėra jokios piliulės, nėra jokių seminarų, knygų ar patarimų, kurie pašalins nerimą. Nėra jokio vieno dvasinio pratimo, kuris išvytų nerimą amžiams. Nerimas ir priešnuodis jam yra kasdieninis, kartais kasvalandinis, o kartais ir dažnesnis pasirinkimas. Tokiomis akimirkomis mes renkamės, ar pasitikėsime, kad viešpats yra mano ganytojas, ar tapsime savo gyvenimo viešpačiai. Nežinau, dėl ko jūs nerimaujate šiandien. Kas jūs verčia nenustygti vietoje ir svarstyti, ar kada nors viskas išsispręs. Apie ką pagalvojus jums sustingsta kraujas, stoja širdis. Aš nežinau, dėl ko jūs nerimaujate, tačiau galiausiai tai nesvarbu. Svarbiausia yra Dievas. Dievas žino geriausiai, ką jūs išgyvenate. Dievas jūs myli. Jam rūpi jūsų įtampa ir jis gali jums padėti. Viešpats yra mano ganytojas, rašė Dovydas. Gal jūs apie Dievą turėjote susidarę visai kitokią nuomonę? Ganytojas? Kas tik nori, bet tik ne ganytojas, kuris rūpinasi savo avimis. Tačiau toks yra Dievas. Jam mes rūpime. Pasitikėk Dievo gerumu. Kai tu tai pasakysi su tikėjimu ir užtikrintumu, nerimas pasitrauks. Daugiau nenešiok tos naštos, ji yra nereikalinga.